Sveiki, esu Saulena iš Tūkstančio mylių. Šią savaitę dirbu Alameine, naujas Egipto kurortą, kurį pasiūlysime ir parodysime jums. Šį kartą su viešbutyje Rixos Premium Alamein, bet apžiūrėsiu dar daugybę kitų. Todėl pasiūlysiu jums tai, kas tiktų, bet patiktų ir kad mėgautumėtės atostogomis į 1000 mylių. Viešbutis Rixos Premium Alamein. Didžiulis gražus viešbutis iš 6 bokštų. Ant jūros kranto su nuostabiu paplūdimiu. Žinoma, ultrai viskas įskaičiuota sistema. Rixos Premium Alamein viešbutis. Rixos kokybė. Rixos stilius. Lobby baras didžiulis, premium klasės gėrimai, tokie kaip Chivas Regal, Martini, Jim Beam, Prosecco, žodžiu, Baileys, viskas, ko jūsų širdis geidžia. Personalas paslaugus. Kokteilius daro gerai, stengiasi. Labai didžiulės erdvės, iš tiesų prabangiai padaryta, gražiai. Čia yra pagrindinis restoranas, jisai eina tokiu lanku, tikrai didžiulis. Yra išėjimai valgyti į lauką, lauko terasa ten kitoj pusėje. Dabar personalas ruošia vakarieniai. Maistas yra Rixos ir tuom viskas pasakyta. Einame į terasą, čia tokia yra lauko terasa, kuri jungiasi su pagrindiniu restoranu. Ir čia yra zona rūkantiems, tai čia galima ir valgyti, ir vakare sėdėti. Apžvelgsim teritoriją iš viršutinės terasos. Baseinų zona. Yra baras baseine, ten gali atsisėsti vandenį ir gurkšnoti. Yra tokios salelės baseine, kur tu gali sėdėti, gulėti, degintis, daug skėčių, daug gultų. Priešais pastatas yra prekybos centras.
registratūra. Ketvirtame viešbučio aukšte, pirmo bokšto, yra bekraštis baseinas. Yra baras, taip pat nereikia eiti kažkur atsinešti, jeigu norisi gėrimo. Dušai čia pat nusiprausti ir gražuolis baseinas, jis tikrai ilgas, tai čia ir prasiplaukti yra vietos. Jis yra šildomas. Apžvelgsim paplūdimio zoną. Iš viršaus bus labai gerai matyti. Ir štai Rixos Premium Alamein. Apačioje matosi valgymo zonos, terasos. Teritorija didžiulė, graži. A la carte restoranas čia, Mangala, kepsnių grilio restoranas. Paplūdimys platus, vakaro pasirodymų scena. Ir tiltas ten tolumoje. Ant tilto yra kol kas 5 a la carte restoranai, bet matau, kad tiltas toliau statosi, tai gali būti jų ir daugiau. Iš tos pačios terasos 4 aukšto yra vidaus baseinas. Rixos Alamein, 14 aukšto kambarys. Deluxe kambarys. Tokia zona atsisėsti, foteliukai 2, didžiulė lova, labai gražus kambarys, su vaizdu. Turi balkoną, visi Deluxe kambariai turi balkoną su vaizdu į lagūną ir į jūrą. Minibaras pildomas kasdien. Čipsai, šokoladukai, gėrimai. Ir pasižiūrim dušo kambarys, pilna kosmetika. Tualetas. Puikus kambarys, puikus viešbutis su puikiu vaizdu. Kita kategorija kambarių Panoramic Room. Dušas, standartiškai tualetas, pilna kosmetika. Ir einame į panoraminį kambarį. Didelis gražus kambarys. Turi visas čia arbatinukas, vanduo, minibaras ir va tokia zona, foteliukai 2, staliukas ir panoraminiai langai. Šitas kambarių tipas balkonų neturi. Vaizdas yra nuostabus į lagūną ir į jūrą, bet balkono nėra.
Premium Alamein, suaugusių zona ir atskiras pastatas. Čia ten matom Alameino Riksuose, Premium. Ir čia suaugusių zona ir pastatas. Laisvai galima migruoti iš vieno į kitą, naudotis viskuom. Tai einam apžiūrėti čia. Labai gražus. Restoranas. Ramu, tylu, groja rami muzika, vakarienės metas. Išėjome į kiemą, baseinų zoną. Du baseinai, vienas didesnis, kitas mažesnis. Dabar tamsu, nelabai matosi, bet baseinai tikrai labai gražus ir prižiūrėti. Vaizdas aplink čia jūros nesimato ir kaip Alameine būdinga statybos. Club Superior kambarys. Suaugusių zonose, pastate, korpuse, sakykim. Šiuo atveju dvi atskiros lovos. Kambarys labai jaukus. Su langu, neturi balkono. Club Junior Suite kambarys. Šitas kambarys su dvigulė lova vienas ir su durimis. Antras kambarys salionas. Neturi balkono, patikrinam. Neturi balkonų šitą kategoriją kambarių. Riksos Alamein 5 pastato korpusas. Jame yra studijo kambariai. Svečiai gali naudotis visais restoranais, nepriklausomai kur jie gyvena. Servisas tas pats. Tik tai kambarių kategorija tiesiog kita. Ir tai yra viešbučio 5. bokštas. Registratūra jau žymiai mažesnė. Jinai visiškai rami. Yra zonos pasėdėti, bet čia nėra lobby baro. Čia nėra restoranų. Į restoranus einame į 1-2 bokštą. Riksos Alamein studijo kambarys.
tualetas, dušas, kosmetika. Virtuvės zona, skalbimo mašina. Ir didžiulis kambarys. Studijo kambarys neturi balkonų ir tokie va dideli langai, jie per visą kambarį. Visas kampas. Lova didžiulė, patogi. Mikrobanginė. Nežinau, ar tu. Čia, jeigu perki kitą maitinimo tipą, tiesiog be maitinimo, tada galimai čia prireiks tų dalykų. Lauke, kaip ir sakiau, daugybė terasų, restoranų, maisto taškų. Gražuolis Riksos, vakare jis šviečia nerealiai gražiai ir jeigu esate kažkur toliau išvažiavę, tai visada šitas viešbutis praneša apie save savo gražiais žiburiais. Tiesiog, kur tu bebūtum nutolęs, jisai matosi. Lauke po dengtų tokių tentais stogelių yra treniruoklių zona ir tikrai daug kardio treniruoklių. Lauko baseinas. Didelis, gražus. Jis padalintas toks yra į keletą zonų, tilteliu. Ir nueisime į baseino barą. Rankšluosčių išdavimo stotelių tikrai yra keletas, rankšluosčių niekada netrūksta. Prie baseino čia gultai paminkštinti. Na štai ir baseino baras. Turiu užkandžių tašką, ledų. Ir pasižiūrim. Yra vandenyje tokios kolonėlės, ant kurių sėdėti. Ir labai faina pasiėmus kokteilį čia praleisti savo laiką. Kambariai, kai kurie yra su terasomis pirmame aukšte. Tai irgi patogu, kas nori tokios pozicijos.
Riksos Premium Alamein prekybos centras. Kol kas ne viskas dirba, bet kitais metais tikrai viskas dirbs. Atskiras miestelis. Dabar yra vakaras, visiškai tamsu lauke, bet lubos padarytos tokios, kad atrodo, kad diena. Parduotuvių čia bus visokiausių. Prekių visokiausių. Taigi niekur ir nereikia važiuoti iš Riksos teritorijos. Molas vietoje, prekybinis molas, kuris kitais metais dirbs pilnai. Einant link paplūdimio yra tokia kaip alėja promenada. Žodžiu, čia ir maisto taškelių, ir ledų stotelė. Paplūdimio barai yra kol kas 2. Vienas yra tik gėrimai, o kitas yra toks didesnis. Tokia terasa ir ten galima ir užkasti dienos metu, pietus pavalgyti, jeigu nesinori eiti į pagrindinį restoraną. Tai va tokia restorano terasa paplūdimyje. Tikrai didžiulė. Vietos visada rasite. Baras. Ir ten maisto zona. Po pietų čia prasideda muzika, ateina didžėjus. Na ir pasilinksminti galima. Užbaigsiu paplūdimį. Būtent Alameinas garsėja savo nuostabiais paplūdimiais. Nerealiai gražios spalvos vandeniu. Smėlis yra švelnutis, šilkinis toks. Ir vandens spalva tiesiog neatsižiūrima. Taigi, reziumuojant, Riksos Premium Alamein yra geriausias pasirinkimas šiai dienai Alameino kurorte, su ultra įskaičiuota sistema, su aukšta Riksos kokybė, nuostabiu maistu, gėrimais, programomis. Visiškai tobulas viešbutis.